Ar tu ką nors galvoji, kad kažką jau gerai išmanai, bet čiut labiau pasigilinę supratai, kad nieko apie tai neišmanai? Aš su tuo susiduriu kasdien ir leis tau papasakot kaip. Aš, Agnius, prieš keletą metų nusipirkau šitą sodybą ir mokaus po truputį ūkininkauti. Kiekvieną kartą, kai jau galvoju, kad kažką suprantu, išsiaiškinu, kad ten buvo visiškai ledkalnio viršūnė. Ir suprantu, kad nieko nebemoku. Susipažinkim su Dunning-Kruger efektu. Tai čia maždaug prieš 20 kelis metus, gal 30 metų, mokslininkas Dunning ir mokslininkas Kruger padarė tyrimą, kad žmonės, kurie neturi didelio supratimo savo srity, dažnai pervertina savo sugebėjimus. O žmonės, kurie turi suvokimą savo srity, dažnai nuvertina savo sugebėjimus. Tai čia, žinai, kaip tas meistras, kur atrodo viską moka ir paskui blemba, jūs čia gerai darote, tai sak, ai normaliai. Tas žmogus žino, ką daro. Dažnai žmogus, kuris pervertina savo sugebėjimus, pasako, kiek jis daug išmano ir panašiai, greičiausiai jisai susidūrė su Dunning-Kruger efektu arba jis iš tikrųjų ekspertas. Tai dažniausiai ateina iki to, kad kiek laiko toj srity praleido ir kiek iš tikrųjų moka. Tai vat, susidurkim su mano vienu iš Dunning-Kruger efektų. Aš esu keistas ūkininkas. Turiu mažą traktoriuką su tik vienu varomu tiltu. Čia ganiau vištas vasarą ir suariau. Čia yra arimas. Čia ne iš naujo sudygo. Aš taip lievai padariau, kad žolė vis dar matosi. Dar sutvarkysim. Tada sakau, reikia drėgmę sutvarkyti. Ašgi išmanau jau. Ir reikia padaryti arimuką, griovį tokį prakastai su plūgu, bandžiau važiuoti ir išmaliau tokį malalatką. Netobulą. Aš iš pradžių galvau, kad ir tą žinau, bet ne, nieko tu nežinai, Agniau. Viską tu mokais iš naujo. Šaunuolis, pabaigai veterinariją. Good job! Tip of the fucking iceberg. Tai išmokau biškį, pervertinau savo sugebėjimus, dariau, pradėjau daryti ir supratau, kad nieko nemoku ir principė viską iš naujo turiu mokytis. Kas vis tiek cool, anksčiau ar vėliau vis tiek prieisiu prie rezultato, kad moku ir suprantu, bet dabar suprantu, kad nieko beveik nesupratau. Tai sveiki atvykę į Dunning-Kruger efektą. Kiekvieną kartą, kai jūs galvosit, kad čia aš tikrai išmanau, aš tikrai darau geriau negu jisai, sustokit ir paklauskit savęs, ar jūs tikrai išmanot. Neteisi jūsų, tiesiog dalinuosi tokiu mokslu, su kuriuo susiduriu dabar kasdien. Kol kas. Ir jeigu įdomu, po šito monologo apie kažkokį keistą efektą, pasižiūrėt, ką Agnius veikia sekmadieniais. Čia kai manęs klausė vienas žmogus, o tai ką tu veiki savaitgalį? Principė nieko, bet kaip ir viską, vat. Šunų virtuvė, netvarkinga. Tai vat, pagaliau I'm healthy enough, kad galėjau išsirinkti šitą dalyką. Koja biškio geriau,
Bet dar turėsiu eiti pasidaryti magnetinį rezonansą, įstikint, ar kryžminis raištis, ar kaip ten vadinasi, jisai nenutrūkęs. Jeigu nenutrūkęs, išgys, viskas gerai. Jeigu jūs dar čia, pasišnekam apie profesinę mokyklą. Jau joje mokaus 2 mėnesiai. Nuoširdžiai mano veterinarijos mokslai buvo sąlyginai mažiau naudingi negu santechnikos mokslai, nes jau per 2 mėnesius aš mokau daug daugiau dalykų paimti ir padaryti, negu besimokant veterinarijai. Tai jeigu jūs pasibaigėt kažkokius aukštosius mokslus ir nesijaučiat pilnavertiški ar ten sudėtingas su darbais ir panašiai, labai skatinu pasibaigti šalia ir kažkokį nors treidą. Įtraukime AI-us ir panašiai. Treidų AI-us greit nepakeis. Finansininkus ir IT-čnikus galimai biškai greičiau. Šiaip kietai išmokau sriekt plieninius vamzdžius, apskaičiuot sistemas tenai, kiek kokio vamzdžio reiks, kaip viską sujunginėti išmokom, su PEX vamzdžiais dirbti, PVC šitais. Visai kietai. Jau pajungiam ten pirmas sistemas, kanalizacijas pajungiam, kaip nuolydžius paskaičiuot, padaryti, viskas šitų žiūrėjom. Taip, jeigu įdomu, galiu pabandyti pasitart, kad pačioj mokykloj parodyt, kaip viskas atrodo ir panašiai. Tai pakomentuokit, duokit žinot, jeigu jums įdomu. Pabandysim organizuoti tokį video. Bet jo, dar kartą, gal ir yra žmonių, kurie neskatink kitų eitų mokytis šitų mainų visokių treidų, nes tada vėl kils pasiūla ir mažiau mokės ir gerai, mokėkit mažiau, tegul užtenka. Tegul kiekvienam žmogui, kai tulkas užsikemša, būtų meistras, kuris galėtų atvažiuoti ir sutvarkyti. Tai gerai, čia vienas iš tų dalykų, kur nebus per daug. Jeigu yra noro, darykit. Vis tiek galų gale nėra tos specialybės tokios patrauklios, kaip ten white collar jobai, visi gražiam ofise sėdėti ir panašiai. Tai nebus didelė paklausa ir nebus daug žmonių, kurie eis šitas sritis mokytis. Tai yra žiauriai reikalinga. Ir jeigu norit, labai skatinu. Toks light update'as, kas vyksta mano gyvenime. Duokit žinoti, jeigu norit pamatyti aktyviau, kaip ta santechnika atrodo iš arti, ko galima tikėtis, atėjus mokytis. Ačiū, kad žiūrėjot dar kartą ir susimatysim kitame video. Kol kas. Ir kiekvieną kartą, kai tu išeini. Kaip gali dar žiūrėti video nepasubscribinęs? Tu dar nepasubscribinai. Būsim čia, kol pasubscribinsi. Turi scribint, subscribink. Scribink šitą video. Neišeisim, kol nepasubscribinsi. Čia kitas video. Eik žiūrėt kitą video. Bet nepamiršk pasubscribint.